Balandžio viduryje prasidėjęs futbolo cirkas tęsiasi. 7-ojo A lygos turo rungtynėse Tauragėje Vilniaus Vėtros futbolininkai nepažeidę taisyklių įmušė 2 įvarčius, tačiau rungtynės baigėsi 0 lygiosiomis. Pirmasis įvartis įmuštas po to, kai Vladimiras Gogberašvilis sužaidė ranka. Pažiūrėkite, kur įvykio metu yra teisėjas ir ar jam įmanoma buvo įžvelgti žaidimą ranka. Iki rungtynių pabaigos likus žaisti 12 minučių pelnytas ir antrasis įvartis, tačiau teisėjai jo neįskaitė dėl to, kad anot teisėjo asistento Viktoro Chileckio kamuolys buvo kirtas galinę liniją ir palikęs aikštę. Dar viena futbolo imitacija prasidėjo gerokai anksčiau nei rungtynių pradžią skelbiantis teisėjo švilpukas. Susitikimo inspektoriumi paskirtas alytiškis Justinas Miliauskas, tas pats, kuris prieš 2 savaites inspektavo ir cirku virtusiose Lietuvos futbolo federacijos taurės atsakomosiose pusfinalio rungtynėse tarp Sūduvos ir Vėtros. Šitos skirimus daro inspektorių komitetas. Kodėl paskyrė, aš faktiškai galbūt reiktų ir pagalvoti, kodėl paskyrė, bet kai viskas baigėsi laimingai, aš vis tiek užduosiu, aišku, tą klausimą inspektorių komiteto pirmininkui Gersui Žakui, kodėl jis buvo paskirtas. Prieš rungtynių pradžią už kiekvieną nelaikų ištartą Vėtros vyriausiojo trenerio Virginijaus Liupšio žodį, Miliauskas teisėjų, klubo vadovų ir apsaugos darbuotojų paprašė šalinti šį iš techninės zonos. Ar gali būti, kad sąskaitų suvedinėjimas tęsiasi nuo tų jau legendomis apipintų rungtynių? Braga šį klausimą atsakyti negali. Miliauskas to daryti nenori. Kodėl teisėjų primtinai siūlėte Virginijų Liupšį pašalinti iš techninės zonos? Varykit jūs. Inspektorius numetęs telefono ragelį neatsakė nei į šį klausimą, nei į tai, kodėl ir už ką apsaugos buvo paprašyta už Liupšio pasipriešinimą iš stadiono jį išvesdinti uždėjus antrankius. Apie tai, kaip bus įvertintas 2 rezultatyvias klaidas padarė Sergejus Slyva, nei Miliauskas, nei Braga taip pat neatsakė.